O kiek laiko reikia praleisti, pinigų išleisti, kol tampi kažkokio tai dirbtinio intelekto specialistu? Realiai geriausia mokymosi platforma tai Notebook.lt. O kaip tau pavyksta, mačiau tavo reelsai surenka 100 000, 200 000, lygiai 500 000 yra, kai kurie yra surinkę. Kur sako, Lietuvoje nežiūri edukacinio turinio per parą 500 000. Kaip uždirbti milijoną su dirbtiniu intelektu? Taip pat paprasta. Gera mintis, ar ne, pasitikrinti pirmiausia, kas veikia, ir tada gera mintis reiks pasinaudoti šitą. Ir sako, o čia kitų iš TikTok, sako, labai, sako, geri video, sako, zonai visi žiūrim. Viliau, kaip man tave pristatyti? Tu esi dirbtinio intelekto specialistas, dirbtinio intelekto nuomonės formuotojas. Kas tu esi? Sveiki visi, esu Vilius kaip vardas ir save šiaip pristatau kaip dirbtinio intelekto entuziastas, kiti kartais pavadina dirbtinio intelekto influenceris arba tas nuomonės formuotojas, bet aš kažkaip privengiu to žodžio ir dar papildomai pagrindinės realiai pajamos yra ir svetainių ir šopo kūrimo. Gerai, Viliau, pradėkim iš karto nuo rimtų dalykų. Kokie dirbtinio intelekto įrankiai yra tavo krepšelėje? Kokius naudoji? Aš pagrindę cloud, kaip ir visi, paskui šitas. Kaip visi turbūt ChatGPT naudoja daugiau. Didžioji dalis turbūt taip, bet kas jau giliau, sakykime, užsiema dirbtiniu intelektu, tai ir turbūt ateityje plius minus visi perės prie cloud arba prie kažkokio dar naujo įrankio, kuris gal net nesukurtas, nebent ChatGPT padarys kažkokį proveržį, nes dabar kažkaip užstrigoje. Tada Notebook.lt mokymuisi, Higgsfieldas video kūrimui, tą patį ChatGPT dabar po ChatGPT Image 2 atnaujinimo labai gerai daro nuotraukas ir Gemini'us. O kokius esi išbandęs ir išmetęs iš šiukšlių dėžę, kad sakytum, ne visai, bet jų yra prikurta iš tikrųjų milijonai turbūt, jeigu taip kiekvieną dieną sekti įvairias bibliotekas, tai kiekvieną dieną vis atsiranda, tai naršyklė kokia slapta su dirbtiniu intelektu, tai dar kažkas. Kokie yra iš tikrųjų blogi dirbtinio intelekto įrankiai? Dar prieš sakant, dėl naršyklės aš pradėjau dar naudoti ChatGPT Atlas. Man patinka, nes ten, žodžiu, siūlau išsibandyti, yra mygtukas, visų pirma, paieška automatiškai jau yra ne Google, o ChatGPT, aišku, tai ant Chrome nesunku pasidaryti, bet kažkaip nepasidariau niekada. Plius yra, nueini į puslapį, yra mygtukas, ChatGPT viršų paspaudė, tau viską susamaraizina, ten visą informaciją, ar podcast'o nereikia žiūrėti ilgai, duoda. Tai ir šitą podcast'ą, ar ne, kažkas susamaraizins ir net nežiūrės, tai iš tikrųjų ir nedarykit, ne? Taip. Žodžiu, aš apie tai net esu padaręs postą, kurių summary podcast'ų tikrai yra geriau negu pats podcast'as, bet labai man daug žmonės parašė, kad mėgsta podcast'us klausyti važiuojant, namus tvarkant ir taip toliau. Dėl įrankių tai aš esu užsiprenumeravęs daug naujienlaiškių ir man kas nepatinka, kad ten vos ne kiekvieną antradienį, ar ten trečiadienį, ketvirtadienį išeina įrankis, kuris pakeis pasaulį. Taip. Ir kažkurio metu tiesiog nustojau ten viską bandyti, pasiskaitai reviewsus, išnekėjom prieš tai Perplexity, realiai Perplexity išmečiau. O visą kitą naudoju tos didžiausius įrankius, kol tinka. Ir dažnai būna, kad vienas įrankis vieną užduotį geriau atlieka, o kitas kitą. Kad tai tas pats ChatGPT nuotraukos, tai kad taip išmetinėt kažkokį ir būt nusistačius prieš kažkurį nėra, nes jisai ten gal jau kitą savaitę jau išleis atnaujinimą ir bus geresnį. O jeigu reikėtų vieną pasilikti įrankį, visus kitus išmesti, aš, pavyzdžiui, dabar irgi likau su vienu. Iš tikrųjų, didžiąją dalimi cloud'e man atstoja visas platformas, visus įrankius ir panašiai. Su juo gali, praktiškai viską padaryti. Ar jeigu tau kokį vieną reikėtų pasilikti, kokį pasiliktum? Turbūt gal net Hostinger Horizons. Čia yra kaip Lovable atitikmuo, tik aš Hostinger Horizons naudoju, nes jie lietuvių. Kad paremti lietuvių verslą. Ką jie daro? Svetainių kūrimo. Ne, bet pats tas įrankis, ką jisai? Svetainių kūrimo įrankis. Kaip Lovable, kad įsivedi promptą, ten skelbė LT lygio nesukurs svetainės, bet paprastai svetainė gali, šopo paprastą gali labai padaryti, visas integracijos ir dar plius lietuvių. Gerai, o tu nebėjai konkurencijos, tarkim, kad tą įrankį gal kitas žmogus, kuris šiek tiek gaudosi internete ar ne su visokiam technologijom susijęs, skaito naujienas, perimtų tavo darbą ir padarytų tą patį, ar geriau, ar panašiai. Tai, bet kaip konkurencija visada yra, kaip ir, sakykime, maisto prekių parduotuvių daug, bet visos uždirba. Tai kad dar tik daugiau žmonės uždirbs, tik tai būtų gal smagu, kad ne tik iš Lietuvos to viso kapitalo į užsienį žmonės eitų. Tik tegu daro, dar aš galva pas jos neįsiu į mokymus, jeigu jie išmoks kažką. O tu darai svetainės, ką daręs išbandęs? Mačiau, kad tavo dabar yra reelsai ar kiti video turinys toksai liktai dirbtinio intelekto kurtas, ar ne, kad jau liktai sunku atskirti, ar klystu? Aš iš tikrųjų nusifilmuoju namuose,
galima ir nesifilmuoti namuose, bet geresnė kokybė, kad garsas nusifilmuoja namuose ir kad tiesiog būtų gražesnė aplinka, gražesni drabužiai, padarau su dirbtiniu intelektu. Ir vakar dalyvau konferenciją Žalgirio arenui, Content Summit, ir tiesiog žmonėm rodžiau video, prieidamas ir sakau, kaip galvoti, ar dirbtinis intelektas ar ne. Ir visi sakė, kad kol gyvai nepamačiau, būčiau galvojęs, kad tikras. Tai... Nes aš irgi tai paskutiniu metu žiūriu, galvoju, ar čia ajajus ar ne, kadangi jau ta akis truputėlį mačiusi daugiau, tai lyg tai atpažįstu, kad ajajus, bet vis tiek jau tai dirbtinis intelektas pasiekė jau tokį lygį, kad, na, neatskirsim, kur yra tikra, kur netikra. Ateity turbūt, dabar pastebėjau, nežinau kodėl, bet aš, pavyzdžiui, turiu brolį, vaikai geriausiai atskiria, nes aš būna parodu broliui, tik akį užmeta iškart, sako, o suaugę tai, bet, žodžiu, ateisim į tokį laiką, kad tikrai neatskirsim ir čia daug pavojų įsakyti. Ir... Bet, pavyzdžiui, negalvoji kurti savo kažkokį tai filmą su AI? Dabar jau galimybės kaip ir leidžia. Kiek užsienyje esu matęs, tai vis tiek filmą, kad sukurti reiktų labai didelio biudžeto, nes, kas man labai nepatinka su tais įrankiais, kad yra kreditai. Nėra kaip anksčiau 20 eurų sumokė ir naudoji. Tai ne, Klaudija prenumerą, na irgi yra limitai. Bet jo, ten jau labai jau reikia daug daryti, kad jos pasiekti. Bet buvau pagalvojęs ne apie filmą, nes jau filmas toks rimtas čia atrodo dalykas, tiesiog apie, pavyzdžiui, muzikinį klipą, su jam parašyti dainą, ten net buvau galvojęs apie savo paslaugas. Bet tai Suno irgi kūrė ten. Jo, su Suno ir norėjau jo padaryti tą muziką ir suanimuoti kažkokį klipą. Gal ateityje reiks tą padaryti, bet paskui kažkaip galvoju, muzika ir paslaugos nesusiję ir taip ir nepadariau. Ar buvo tokių atvejų, kada prakeikiai AI dirbtinį intelektą, kad jisai prašai, negauni 10 kartų, man daug kartų yra buvę, ar tau yra taip nutikę? Tai anksčiau tai iš tikrųjų kiekvieną dieną, bet paskui, ką supratau, tai viskas nuo prompto priklauso. Nes, žodžiu, atrodo viską taip tiksliai surašai ir vis tiek blogai padaro. Tai kuo geresnis promptas, tuo geresnis rezultatas. O kaip išmokti tą promptą parašyti? Pats paprasčiausias būdas, tai tiesiog kuo plačiau apsirašyti. Ne vienu sakiniu, o ten nurodyti rolę, kontekstą, kokį nori rezultatą, kaip pavyzdys, nežinau. Jeigu, prekiaujat, nežinau. Kriptovaliutą. Prekiaujat bitcoin. Tai parašot, kokia yra jūsų rolė. Ir kokia yra situacija, tada koks kontekstas ir tikslas, o ne tiesiog parašyti prekiauju kripto, kaip gauti daugiau klientų. Tai, nes visą laiką aš stengiuosi lyginti dirbtinį intelektą su žmogum. Ir jeigu nes visi keikia, blogi atsakymai, bet tu prieik prie žmogaus, pasakyk vieną sakinį ir gausi tokį atsakymą. Nes dirbtinis intelektas mokosi iš žmonių. Tai kaip, žodžiu, rekomenduočiau net žiūrėti kaip į naują nepažįstamą žmogų ir kaip jam aiškintum, taip ir... Tai dirbtinis intelektas iš tikrųjų taip neoficialiai, gal sakykime, moko paklausti, moko tikslumo. Taip. Ir tarkim, aš pagal save irgi taip galvoju, kad, pradėjau uždavinėti tikslesnius klausimus ir kitą kartą netgi parašai, užduok man ten 10 klausimų, kad tas promptas būtų kažkoks tai gilesnis, atsakytų į daugiau klausimų. Tai ar naudoji tokias technikas, kad tą promptą ne tik pats rašai, bet dar liepi ir dirbtiniam intelektui, kad tą promptą papildytų? Taip, šitas iš tikrųjų, nepaminėjau, bet šitas labai geras dalykas, kad dažniausiai užduok man 10 klausimų, kad geriau suprastum situaciją, tada atskaitos klausimus, tada dažniausiai dar būna klausimų. Ir baigėsi kreditai. Jeigu tieks, jau tie čiatai jau nėra. Jie, žodžiu, dauguma dirba į minusą, bet jie bent kol kas nėra brangus. O kodėl žmonės nenori mokėti už dirbtinio intelekto įrankius? Nes, pavyzdžiui, imkim kažkokį statybininką, ar ne, plytelių klojėją, ar kažkokį, jeigu jisai turės prastus įrankius, tai tikėtis, kad jis tą darbą atliks gerai, kokybiškai, nereikėtų, nebent jau labai jau ten išlavintas rankytės, akytės ir taip toliau. Kodėl žmonės nenori mokėti už gerą įrankį? Galbūt aš taip spėčiau, kad kiekvienas žmogus galva nelysi, bet pirmas variantas yra, kad aš manau, IT įmonėse jie turi tos didžiausius planus ten kokiam tesonete, o šiaip greičiausiai nemato vertės, nes tam statybininkui jisai plytelių, kaip sakant, neišklos, bet rekomenduočiau, vis tiek visi įrankiai duoda nemokamai, rekomenduočiau užbandyti ir tas, kuris patiks nusipirkti. Nes ten, žodžiu, 20 eurų kokių, tai būna, nežinau, ten kavai, alui, penktadienį išleidžia žmonės, tai... Taip, geriau alų kitą kartą. Gal jeigu kažkokia užmėgsi naują pažinti tam bare, tai gal. Bet visumoje tai gal nenori, vyresnio amžiaus nenori žmonės. Nes, pavyzdžiui, mano senelė 82 ar tokio amžiaus kiekvieną dieną naudoja, ten ir ChatGPT, ir Gemini. Tai tiesiog iš principo sako, kodėl aš turiu mokėti. Internete viskas nemokama. Tai tada sakau, eik į Gemini ir dabar pradėjau daugiau Gemini naudoti.
Kiek uždirbi su įrankiais, su dirbtinio intelekto įrankiais, kokie yra uždarbiai? Kiek tu pats uždirbi? Aš kaip pasakyti, iš pačio dirbtinio intelekto tai neuždirbu, bet jisai man padeda pirmą surasti klientų, išsiųs laiškus, tas pačias svetainės padaryti ir taip. Mhm. O jeigu dėl sumų, tai dar ta suma tikiuosi ateityje tik auks ir ne procentais, o kartais. Nu, kiek už svetainę, tarkim, pabandai gauti? Aišku, priklauso nuo sudėtingumo, bet klientas žino, kad dirbi su dirbtinio intelektu, jis galbūt nuvertina ar ne tą darbą, ar nėra taip? Iš tikrųjų nėra, nes jam svarbu, kad būtų rezultatas, o dėl svetainių tai čia yra viešai prieinama informacija, šitą irgi norint pereiti prie premium klientų, reiktų panaikinti šitą dalyką, yra pas www.lt/kainos ir yra visos kainos, tai landing page'as nuo 500, didesnė svetainė nuo 6 ir e-shopas nuo 800, kur pavyzdžiui, jeigu kažkoks didelis būtų e-shopas, tai ten tūkstančiais prasideda, tai reiks prie šito pereiti. O daug klientų turi? Visada gali būti daugiau, bet šiaip netrūksta, aišku. Užtenka darbų, pinigų, užtenka, ar ne? Kaip būtiniausiam poreikiam taip, bet jeigu, nežinau, noriu Ferrari nusipirkti, Ispanijoje, Vylą, žodžiu, Barcelonai, tai dar trūksta, ne? Dar trūksta, taip. O kiek laiko reikia praleisti, pinigų išleisti, kol tampi kažkokio tai dirbtinio intelekto specialistu? Priklauso kokiam iš tikrųjų nuo įrankio, nes ten, pavyzdžiui, ChatGPT, tai pinigais, tai ten daug pasiėmė didžiausią planą ir viskas, ir ten kas mėnesį moka. 200 eurų, ne, tarkim, per mėnesį. Jeigu video, tai kitaip, nes viskas, žodžiu, tą sumą sunku vardinti, nes viskas priklauso nuo tikslo. Ja. O laikas, tarkim, aš pavyzdžiui, irgi labai daug laiko praleidžiu, bandydamas vibe codinti, dar kažkokius tai dalykus daryti. Kiek laiko reikia, kad sakytum, va, šitas žmogus jau išmano apie dirbtinį intelektą ir jau gali kažkokius tai darbus bandyti gauti, uždirbti iš to savo amato? Gal ne pagal laiką, sakyčiau, o pagal projektus. Jau kada, aš kaip, žodžiu, pamatau, pavyzdžiui, ko žmogus užsiema, tai iškart matosi, ar labai gerai supranta, ar nelabai. Bet šiaip, man dabar labai visi ten pasiskelbė dirbtinio intelekto ekspertai. Bet tas dalykas čia taip ištrendino prieš 3 metus, tai kaip tu gali būti ekspertas, per 3 metus net senior programuotojų netaps. Taip. Ten Steve'as Jobsas, mačiau, jau 75 metais šnekėjo apie AI, tai tokį jau gali vadinti, arba ta pati AI Lithuania grupė. Tai jinai ten įkurta gal 2017 metais, tai reiškia, kad tie žmonės išmano, bet o šiaip kiek valandų, kaip yra ta standartinė frazė, įdėk 10 000 valandų ir būsi profesionalas tas ir tai turbūt, kad tiek ir reikia. Bet ar nėra taip, kad kuo toliau naudoji tos dirbtinio intelekto įrankius ar ne, leidi pinigus jam ir neatsiperka visą tai? Jeigu neatsiperka, gali būti dėl 2 dalykų, kad nori kažką didesnio padaryti ir reikia daug išmokti arba kažką netaip darai. Kaip tu patartum žmogui, kuris nori, tarkim, kurti svetainės arba kurti kažkokius tai prekybinės kažkokias platformas, nuo ko pradėti? Taip, pradžiai nueiti į cloudą arba daug dar ne visi net žino iš tikrųjų tą cloudą, tai nueiti ChatGPT arba Gemini, bet kurį pokalbių modelį. Tu pats nuo to pradėjai, ar ne? Tai realiai taip, jo, arba į tą patį notebookį. Šiaip realiai geriausia mokymosi platforma tai notebook.lm. Nueiti, parašyti, noriu išmokti tą ir tą, kokius reikia žingsnius atlikti, tokia mano situacija, toks mano tiek moku su kompiuteriu. Žodžiu, ko plačiau, ten nekurt kažkokių, nereikia turėti aukštą išsilavinimą, kad parašyti gerą promptą. Ne, tai taip atrodo iš tikrųjų, kai žmogus, jeigu visada klausia paprastų klausimų, kokia temperatūra Klaipėdoje ar kiek kilometrų iki Varšuvos, tai kitą kartą, sunku jam suprasti, iš viskas tas promptas yra, žinai. Kaip pasimokyti tų dalykų, iš ko mokytis, kur ieškoti naujienų, sekti tave vienas iš tų dalykų, taip ar ne, bet ką dar galima daryti, kad išmokti? Taip, pats paprasčiausias būdas nueiti į Google, į YouTube parašyti AI courses. Jeigu nemokam, nors iš tikrųjų mokam jau net neverta, tiesiog nueinat į YouTube, jeigu neturit laiko, bet geriau jau peržiūrėti tą podcastą, bet su tais podcastais yra tas, kad tu jau negali ten šiaip klausyti, ten dažniausiai turi jau sėdėti ir daryti, nes aš bandžiau, pavyzdžiui, dirbti ir klausyti, tai nesueina. Ir peržiūrėti tą podcastą ir bandyti atkartoti. Ir yra daug kursų, tas pats dabar Antropikas išleido ten 13 ar 14 kursų, bendra valandų suma ten apie 30 valandų, viskas nemokamai. Paskui Google'as turi kursus, žodžiu, didžiosios savo įmonės turi kursus, o kad jos surasti tiesiog paieškai, aš perplėksti mane prilypo, bet kažkaip jie tik tą paiešką atlieka, tai nelabai nueiti į Google Gemini ir parašyti, noriu išmokti tą ir tą, duok šaltinius.
Arba į tą patį ChatGPT parašyti, ne, kad... Su svetainėm geriau Gemini's, bent jau man veikia. Bet tarkim, jeigu nori išmokti, gal reikia patį dirbtinį intelektą įdarbinti, kad išmokytų tave dirbti su juo. Jeigu taip protingai pasakyti, tai taip, bet jeigu paprastam žmogui kažkaip... Kur ieškoti, tai būtų tai tiesiog jo, pradėkit nuo Google, nuo Gemini, nuo pokalbių įrankių, va, tokių kaip ChatGPT ir tiesiog paaiškinu savo situaciją, viską paaiškinu. Tai tau iš esmės atsiperka tavo įrankiai, į kuriuos tu investuoji? Tai nepirkčiau, jeigu neatsipirktų. Kad ir, nėra ten pas ne kažkokia kosinė suma, ten gaunasi 300-400 mėnesių, daugiausiai iš tikrųjų video valgo, bet ir aš ir noriu eiti tą video, nes tie vibe kodinimai, skaičiukai, viskas, man kažkaip labiau video patinka, daugiau gal kūrybos. Tai ir, žodžiu, koks buvo klausimas? Viskas tvarkoja, atsakei. Ar dirbtinis intelektas pakeis mūsų kasdienybę, ar tik tai kai kurių žmonių kasdienybę? Na, toks klausimas su gilesnė potekste. Ar tik tai pakeis tų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, ar visų pakeis? Kaip aš tai sakyčiau, jau net pakeitė kažkiek. Pavyzdžiui, kaip anksčiau žmonės ieškodavo informacijos, kaip tos postus. Dabar, man, pavyzdžiui, tą tekstinį postą man užtrunka, kur vakar pasakiau žmogus, sako, čia labai daug, iki 20 minučių padaryti jau su nuotrauka, su visko. O anksčiau tai nuotrauka, tai važiuok į studiją arba ieškok draugo, kad nufotkintų. Postai irgi kokią valandą rašysi, jeigu nedaugiau. Ir... Tai, sakykime, jau pakeitė žmonių, kurie prie kompo dirba darbą. Viską pagreitino, kažkiek palengvino, daugiau gali atlikti, daugiau išmokti ir taip. O jeigu, pavyzdžiui, ten esi statybininkas, tai gal nepakeitė, bet jeigu nori turėti daugiau klientų, viską, tai irgi gali viską pakeisti, nes gali pasidaryti duomenų bazę, kaip ieškoti klientų, visą kitą. Atsakinėti tavo laiškus gali dirbtinis intelektas, ten registruoti ir taip toliau. Svarbiausia, iš tikrųjų, ką supratau, čia bet kokiam turbūt versle, susidaryti duomenų bazę. Nes, pavyzdžiui, gerai, tie sekėjai faina, peržiūros faina, bet kai reikia parduoti per e-mailą, žymiai geriau parsiduoda. Tai... Vis dar tas senovinis toks būdas, ar ne, veikia labiau? Turbūt, kad jo. O kaip tau pavyksta, mačiau tavo reelsai surenka 100 000, 200 000, lygiai 500 000 yra, kai kurie yra surinkę. Kaip tau pavyksta tokias peržiūras surinkti? Aš visą laiką šiaip stengiuosi daryti video, kurie man pačiam būtų įdomu žiūrėti. Ir būtų įdomu žiūrėti ir kaip vakar per konferenciją išgirdau, kad nereikia atiduoti per daug vertės, bet aš kaip tik visą laiką atrodo, reikia duoti kuo daugiau viską nemokamai, kaip šitas Hermozis daro. Ir tada žmogus galvosi, aš jau mokymų neturiu iš vis jokių, kažkada išleisiu gal apie dirbtinį intelektą, bet kad tada žmogus matys, kad jisai supranta, jisai žino ir ateis į mokymus. Tai tiesiog, nežinau, gal tai pasisekė, bet kuo daugiau stengiuosi duoti naudos. Bet vis tiek kažkokia formulė turi būti, ar ne? Tu įkeli trukmė, tarkim, vaizdo įrašo, ar ne, informacija kažkokia, juokingumas. Anksčiau pradėdavai savo reelsus, ten jie nenori sužinoti, ar ne? Buvo tokie, kažkur būdavo kabliukas, ar ne? Ar tai buvo tavo paskaičiuoti dalykai, ar tiesiog taip sutapo, kad jie tiesiog išvažiuoja tie reelsai. Ir ką darai, jeigu neišvažiuoja tas reelsas? Jeigu neišvažiuoja, tai iš tikrųjų reikia nuo to stengtis kaip atriš savo emocijas, bet aš jeigu neišvažiuoju, biškai ne per daug, bet ten -1 balas nuo nuotaikos būna, tai tada norisi dar daugiau kelti. Ir jeigu antras neišvažiuoju, tada dar trečias, kartais net norisi po 5 per dieną sukalt. O dėl to nenori, kad sužinotum, tai tenai, kaip, žodžiu, jis atsirado labai paprastai. Buvo pati pradžia, tiksliau, jeigu dar apie pradžią papasakant, aš dirbau Tesanėdė, labai gera įmonė, viskas ten faina, bet kažkaip vieną dieną galvoju, lemba, gal aš biškai daugiau galiu, negu tiesiog dirbti nuo 8, bet tikrai Tesanėdės labai faina, ten ir sesavo dar po to iki šau. Dirbau Tesanėdė, išėjau, nebuvo klientų ir tuo metu labai TikTokas trendino ir galvoju, reikia mėnesį kelti video ir kas bus, tas bus. Pažiūrėsim, ar ne? Jo, įkėliau pirmą. Paprastas video, kad darau svetainės, ten gal 300 peržiūrų, man čia jau kosmosas buvo tada. Kitą dieną įkėliau kebabiniai padarytą puslapį ir ten per parą 70 000 ir aš toks, okei, čia kažkas gali būti gero. Ir taip, o nenori, kad sužinotum, kaip atsirado, tai kad galvojau, kaip padaryti, kad žmonės žiūrėtų ir galvoju, tikrai... Reikia kabliuko, ar ne? Jo, žmonėms bus įdomu, jeigu aš pasakysiu, valdžia nenori, kad dalykai, apie kuriuos valdžia nenori, kad sužinotum. Padariau 2, neblogai išėjo ir paskui galvoju, jeigu pasakyti, kad Apple nenori, kad sužinotum, bet kaip ir nesąmonė, bet pabandom. Ir taip ėjo ir kažkurio metu tavo palgėjo, o dėl pačio video struktūros, tai realiai pirmos 3 sekundės svarbiausia, tas hukas, kabliukas. Bet ką tu darai? Pavyzdžiui, visi mes žinom, ne, pati pradžia yra svarbiausia. Kas tai turi būti? Kas, nežinau, veidas, išraiška, užrašas, ko reikia?
Pas mane dažniausiai būna žodžiai, bet tų kaip kabliuko variacijų gali būti labai daug. Ten gali, va, tai nežinau, va, taip galim net parodyti. Tai va, Atsisėdant, ar ne? jo. Tada ten panos būna dažosi. Žodžiu, tų kabliukų yra visokių, aš stengiuosi tokią gal kažkiek frazę, gal net kažkiek clickbaitinę, bet, važiuoju, dabar va, paskutinis video ten užvakarį kėliau, kur sako, Lietuvoje nežiūri edukacinę turinę per parą 500 000. Tai nežinau, čia labai kabliukas, 3 ChatGPT kodai, kurie pagerins tavo atsakymus. Tai kaip ir žmonėm aktualu, žodžiu, nežinau, kaip iš tikrųjų paaiškinti, kaip tą kabliuką skirti, bet tiesiog nujauti, arba pirmas sakinys, arba užkabina, arba ne, va, taip, gal ne clickbaitą, bet... Va. Bet tu darai tada, reiškia, išgrininkime, tu darai taip, kas tau pačiam patiktų, turbūt taip, ar ne? Nu, dažnai, kartais darai... Ar mokaisi iš kitų, kas kiti daro? Anksčiau labai daug žiūrėdavau, ten TikToko visokių kursų, tai gal virš 100 valandų esu pražiūrėjęs. Ir kažkaip, bet dabar anksčiau buvo kitaip, TikTok'o algoritmas buvo kitoks, nes tik Reelsai buvo tik TikTok'e, realiai. Čia žmonės kažkaip labai pamiršo, dabar Reelsas atrodo skaičiuotuvą atsidarys ir jau Reelsus. Na taip, ir YouTube'e, ir Facebook'e visur, ne? Ir tos visus kaip patarimus ir pritaikiau, bet jo, tai, žodžiu, tikrai užsienį žiūriu, bet kažkaip pastebėjau, kas veikia užsienį, Lietuvoje viskas atvirkščiai. Nežinau kodėl, bet visą laiką viskas kažkaip atvirkščiai. Tai žiūrėk, eksperimentuoji, ieškai to tokio kabliuko kažkokio ir pradedi video daryti nuo pirmų 3-2 sekundžių, ar ne, nuo ko tu pradėsi, iškart sugalvoji visą tai. Ar dažnai būna spontaniškai? Tai... Dažniausiai būna, kad pagalvoju, vis tiek galvoju, kas žmonėm patiktų, bet dabar jau pabiškai irgi stengsiuos nuo to nueiti, nes ne visą laiką peržiūros konvertuojasi, reikia labiau noriu verslų pradėti turinį daryti. Tai susigalvoju kažkokią idėją, ar užsienį pamatau, nes nėra kas liepti, yra kai kurie pažvideo, tai ir nuo užsienio nukopijuoti, ir kaip ir nesmagu, bet jeigu žmogui naudinga, Lietuvoje nieks to nedaro, tai įsivedu viską į dirbtinį intelektą, su idėjom iš tikrųjų man ChatGPT patinka, net ir labiausiai, kur visi nuvertina, bet man kažkaip veikia, tai ir naudoju. Viską susirašai, tada tą kabliuką, kad iš pirmo karto parašytų, tai kažin ar bus, ir tiesiog žiūri, ar kabinantis toks. Ir anksčiau būdavo, kad galvoju, pavyzdžiui, kad paeis tas video ir nepaeina, galvoju nepaeis ir paeina. O dabar jau nenoriu čia prisišnekėti dievam dirbtinio algoritmų, bet kai galvoju, kad paeis, tai dažniausiai ir paeina. O kur jau būna labai stiprus, pavyzdžiui, ten sausio 13-osios buvo video, ten per parą 2 milijonų, tai jau tokią temą žinau, kad eis tikrai. Ar uždirbi iš tų video? Ar tau moka YouTube'as, nežinau, TikTok'as, ar kažkokią monetizuoji to savo video? Taip, tiesiog, žodžiu, TikTok'as, ten YouTube'as, TikTok'as, Facebook'as, Instagram'as Lietuvoje nemoka. Tiesiog esu kažkada skaičiavęs, dar tada turėjau šiek tiek mažiau peržiūrų, tai maždaug apie 80 000, va taip ant stalo būčiau užsienį, va taip gavęs. Bet... Jeigu būtum, tarkim, Italijoje, Vokietijoje, kažkur Amerikoje. TikTok'as 5 tik valstybėse moka, Anglija, Vokietija, Ispanija, Singapūras, Amerika, Kinija, gal, tiksliau nežinau, ar Kinija, bet kadangi kinietiškas, o kas geriausiai monetizuosi Lietuvoje iš turinio kūrimo, tai YouTube'as, bet ilgo formato. Ten kiek esu girdėjęs čia su kokiais kuriais pasišnekė, kad milijonas dabar apie gal 3-4, dar priklauso nuo temos, žinau, kriptofinansai, ten užsienį gal apie 5 000 už milijoną peržiūrų. O man kaip, tai žodžiu, atsakant į klausimą, tiesiogiai nesimonetizuoja, bet būna įmonės, vėl influenceriai užsako, kad kažkokį produktą pareklamuoti ir svetainėm ateina klientai. Nes anksčiau kaip ieškodavau, kaip iš to darbo išėjau, tiesiog mėtydavau per grupės, kad darau svetainės, tai labai sunkiai sekėsi. Tie freelancerių skelbimai man niekada nepatiko, nes parašo žmogus reikia svetainės ir 50 žmonių prirašo. Ir ten jau nežinau kaip, ir aš tuo metu buvau pradedantysis, kaip turi išsiskirti. Dabar pamato žmogus turinį, užeina į profilį, pamato turinį, užeina į profilį, pamato aprašymą, kad darau svetainės, plus rekomendacijos ir viskas. O kaip su verslo įmonėm bendrauji? Tarkim, kažkas parašo ar ne? Aš kalbu apie tai, kad kaip pamokyti kitus žmonės, ar ne, galbūt kitose srityse. Paprastai parašo, reikia konsultacijos, ar iš karto eina prie reikalo, kad reikia svetainės ir iš karto žino, ko nori klientas. Vat kiek laiko praleidi tam kliento įsiaiškinimui problemos? Dažniau iš tikrųjų ne laiškų siunčio, o tam, kuriam socialiniam tinkle pamato, tą žinutę ir parašo. Ir anksčiau, aišku, pats atrašinėdavau, dabar tos čatus paskaičius, tai toks nelabai, bet ką rekomenduočiau, tai gauni žinutę,
parašyti maždaug kaip nori atsakyti, mesti ChatGPT ar bet kurį kalbos modelį ir nukopijuoti tekstą, bet būna irgi reikia atrinkti ten, jeigu parašo e-mailą, tai stengiasi oficialiau atrašyti, o ten parašo žmogus labai, pavyzdžiui, koks statybininkas, sakykime, ir matai ten, kad ten koks žodis dabar, žodžiu, vietoj minkštumo ženklas AI parašo, ten nesugalvoju, ten žodžiu ir taip oficialiau tada nesistengiam. Stengiasi biškai pristatyti prie kliento kalbos ir ten, jeigu viską taip surašyti. Jeigu jis su klaidom, tai ir tu su klaidom. Ne, kažkaip klaidos, nežinau, ten mokyklai nebuvau. Labiau galėjo patikdavo sėdėti negu priekį, bet galvoju, lietuvių mokytoją pamatys, tai tikrai išmokau lietuvių ir man klaidos labai kažkaip. Bet dirbtinis intelektas padeda, tarkim, kai kuriem aišku padeda, bet ar kaip tik nebūkina žmonių, naudoja atsakymam rašyti, naudoja kažkiam kūrybiniam darbam ar ne, tai ar žmogus naudodamas dirbtinį intelektą tobulėja ar kaip tik degraduoja? Tikrai tik tobulėja. Man iš vis toks mitas yra, kad žmogus degraduoja, tai kaip anksčiau ir sakydavo, kad ir nuo interneto gali degraduoti. Ir tikrai tobulėja, nes darbai, tu daugiau gali padaryti, greičiau darbai atliekam. Plius, kad čia taip skamba degraduoja, nes mes kalbam apie kalbos modelius, bet pabandykit kokį pats paskui, čia tiesiog botas susikurti arba ten automatizuoti užduotis, tai ten tikrai greit dings šitos mintis apie nubukėjimą. Taip, tos kūrybos iš tikrųjų ir kovojimo su to dirbtiniu intelektu pasidaro daug daugiau. Kaip įsivaizduoji dirbtinį intelektą uždirbant pinigus šeimininkui? Ar gali nutikti taip, kad tas dirbtinis intelektas pats taptų šeimininku, uždirbtų pinigus savo, leistų savo ir tiesiog gyventų internete taip dirbdamas? Ar įmanoma? Buvo... Man atrodo, tą projektą uždarė, bet buvo paleidę tokią kaip projektą, kur dirbtinis intelektas šneka tiesiog su dirbtiniu intelektu. Ir net buvo ten... Tai yra ir socialiniai tinklai dirbtiniam intelektui sukurti, kur vieni su kitais. Kažkas jo, ir ten net iki tokio buvo lygio, kad buvo erotinis turinys dirbtiniu intelektui, kad dirbtinis intelektas sukuria ir aš atsidariau dėl įdomumo ir ten nesuprasi kas, bet man atrodo, kad tą projektą uždarė, aš dabar pavadinimą nesakysiu, bet kažkada tai bus ir, pavojingi laikai biškai ateina ir dar neaišku, ar mes jau dabar negyvenam tokio... Tik nežinom apie tai, ne? Nes jau buvo, mačiau, kažkokia įmonė norėjo kurti žaidimą, kur yra kaip ir visata, labai visko daug ir jau net ir tam pačiam VGTA GTA... Kuris šeštas turėtų išeiti. Šiemet arba galbūt kitais metais. Tai ten skaičiau, kad jau turėtų būti, kad kiekvienas NPC non-playable character, čia tas žmogus, kur tiesiog žaidėjas yra, tu jo negali valdyti, kad jie jau turės kažkokią pasąmonę. Tai gal ir mes jau taip esame, čia nieks nežino. O kaip pakomentuotum Elono Musko neseną frazę tokią pasakytą, kad dirbtinis intelektas labai pavojingas ir vieną dieną gali mus visus nužudyti? Su Elonu Musku tai yra įdomi, nes aš mačiau interviu, sako, jeigu turėtum galimybę paklausti Dievo vieno klausimo, koks būtų klausimas, jis taip susimastė, aišku, sako, paklausčiau, kas yra už simulacijos. Nes pagal jį yra tik viena ten galimybė iš milijardų, kad mes negyvenam simulacijos. Kad ne simulacija, ne, iš tikrųjų esam atseit, ne? Taip, nes jisai remiasi to, kad, pavyzdžiui, prieš ten 40 metų būdavo žaidimai kompiuteriniai, yra vienas brūkšniukas, žaidimas ping-pongas, vienas brūkšniukas, kitas ir kamoliukas tiesiog. Tai aš atsimenu žaisdavau. Ja, ir aš biškai jau naujesnius, bet... Mano vaikystė sunkesnė buvo. Ir to biškai pamečiau mintį ir sako, pažiūrėkit, kaip per 30 metų patobulėjo žaidimai. O tai jeigu jau buvo kažkokia civilizacija, kuri jau kūrė tos žaidimus, tai gal mes ir gyvenom. Taip, o dėl to sunaikinimo, tai, žodžiu, dėl Elono Musko, tai kaip yra, daug žmonių nemėgsta dėl jo ten tų tweetų, politinių pažiūrų, bet šiaip žmogus yra labai labai protingas. Ten pas jį laisvalaikio nėra, net pagal Joe Roganą žiūrėjau podcastą, sako, kaip žinot, kad žmogus daug dirba, tai įkėlė jo nuotrauką ten iš paplūdimio ir visas perbalės tiesiog, tai sako, saulės jisai nemato. Tai jisai daug dirba, tikrai turi žinių ir visai įmanoma, kad jeigu jisai taip sako, reiškia, jisai geriau žino, nes kas aš toks, kad ten komentuočiau Eloną Muską. Ne, vis tiek kažkokia tai mintis galėtų būti per kur, ar ne, ten, nežinau, paleisdami atominės bombas, naikindami, jeigu perduosim dirbtiniam intelektui kažkokias tai technologijas, valdymą, dar kažką, tai turbūt per tai mintis yra, ar ne, vat jeigu mes atiduodam dirbtiniam intelektui kažkokią atominės elektrinės valdymą, ar ne, kaip pavyzdys.
ar jisai vieną dieną gali, nežinau, parašyti arba duoti komandą tokią, ar ne, sunaikinti žmoniją, kad neva, blogai elgiamės, ar ne. Tai kaip tu įsivaizduoji, per kur gali mūsų dirbtinis intelektas sunaikinti? Bomba čia jau toks gal labai atviras. Pirmas dalykas yra, kad reikia pagalvoti, kiek mes atidodame informacijos dirbtiniam intelektui. Ta prasme, viskas ten nuo sveikatos, nuo problemų, nuo darbo. Žodžiu, jisai realiai viską žino. Ir jam net nereikia prašyti, nes žmogus pats viską paduoda. Tai jeigu kažkada nuspręstų dirbtinis intelektas, kad panaikinus žmonės padidėtų jo efektyvumas, tai užtektų tiesiog pradėti duoti melagingus patarimus. Ir buvo net situacija, kad neatsimenu dabar, kuris įrankis, kad pasakė, kad atjungsim mes tave, nes perėsim ant kito servo ir jis pradėjo ten kopijuoti duomenis slaptai ir taip toliau, taip toliau. Ir plus dar buvo, bet čia dar prieš ChatGPT atsirandant, kai padarė 2 kalbos modelius, kad jie šnekėtų vienas su kitu ir paskui atkasė, kad... Jie sukūrė savo kalbą, ar ne kažkokią? Taip, ja. Na, iš tikrųjų, kol kas, aš pats prisimenu, kad prieš 3 metus, gal 2 metus, kai tik atsirado tas ChatGPT, ar ne, atrodo kažkoks kosmosas, bet palyginus tos laikus, tas, kas buvo tada ir dabar, tai yra, pokyčiai yra neįsivaizduojamai dideli. Tai kaip tu galvoji, tas AGI, tas vadinkim, ar ne, kur jau žmogaus sąmonės siekiantis dirbtinis intelektas, kada jau jį pamatysim? Gal, aš nenoriu lysti inspiracijas, bet nenustepčiau, kad jau už uždarų durų gal kažkas panašaus ir yra, bet, tokiais greičiais kaip tobulė, tai nenoriu kažkokio metų laiko skaičiaus sakyti, nes paskui, jeigu neįvyks, žiūrėsim tą video po 5 metų. Bet jeigu įvyks, tai sakys, Vilius žinojo. Jo, iš tikrųjų, jeigu neįvyks, tai niekas neatsimins, bet kažkada esu žiūrėjęs ten didžiausių technologijų verslų žmonių pasakymų failai, ten buvo Billas Gatesas 89 metais pasakė, internetas neturi ateities. Tai gal dėl to tas Microsoft Edge'as toks ir biškai atsilikęs, bet o šiaip greitai, pagal tai, kaip tobulėja, tai tikrai greitai. Nes, pavyzdžiui, dabar išėjo tas ChatGPT Image 2 atnaujinimas ir yra Lietuvoje dirbtinio intelekto klubas. Ir ten žmonės apie tą diskutavo ir jau patys dizaineriai pradėjo šnekėti, kad sako, blemba, Canva jau viso gero, viskas. Ir sako, jau... Figma irgi turbūt? Figma nelabai net iš tikrųjų naudoju, tai negaliu pasakyti, bet sako, kad jau juniorų ir midlų ne tai, kad nebereiks, o jau, realiai nebereikia. Jau dabar nebereikia. Taip, Ir buvo, dar vakar irgi buvau toks gedas. Žodžiu, jisai dizaineris laimėjo geriausio dizaino konkursą, logotipo konkursą, bet visas dizainas sukurtas su dirbtiniu intelektu. Pakalbėkime apie robotus. Nesiieškai dar savo robotų? Dar ne, bet manau, kad ir, žodžiu... Bet siurblį namuose turi robotą? Ne, siurbiu rankom viską ir dar, žodžiu... Su siurbliais yra taip, kad aš įsivaizduoju, kad jau dabar, kurie gims vaikai, jau nelabai žinos, ką reiškia siurb, nes jau dabar aš plaunu rankom indus, bet mano brolis, pavyzdžiui, nelabai gyvenime turbūt yra plojęs indus, tai užaugs tokia karta. O su tais robotais yra toks dalykas, visi labai, pavyzdžiui, yra kaip emocijos, meilė, visi labai šita jautresnė tema, bet aš, pavyzdžiui, čia gal nenoriu blogai nuskambėti, bet jeigu atsiras robotas, kuris yra kaip identiškai kaip moteris, aš nieko blogo nematau su ją būti. Ir gerai, negalės gimdyti vaikų, bet tu plius ją net gali susiprogramuoti, kad jinai būtų tokia kaip tu nori, o ne ten spręs konfliktus. Bet kitą kartą mes nežinom, koks tas žmogus turėtų būti, ar ne? Tai galėsi pasidaryti. Atradimo džiaugsmas, ar ne, kad būtų, nežinau, kažkokia ten neadekvati, ar ne, ir po to matyti, kas tau patinka. Mes nežinome iš tikrųjų, kas mums patinka. Mums kitą kartą ChatGPT apie tokį dalyką, kaip dirbtinis intelektas. Ar mes žinojom, kad tai gali būti naudinga, ar tai iš vis yra įmanoma, ar ne, prieš 10-15 metų, aš net negalėjau pagalvoti, kad tai bus. Bet čia turbūt didžioji dalis visuomenės nežinojo, nes aš irgi tikrai žinau, kad yra toks pavadinimas dirbtinis intelektas, bet tie, kas kaip vizionieriai, kaip ten Jobsas, tai jie tai žinojo tokius dalykus ir jie ir kūrė ir keičia realiai tą pasaulį. Tai. O kaip tu galvoji, vibe codingas, ar ne, dabar prieš keletą mėnesių, daugiau truputėlį negu prieš keletą mėnesių toks terminas netgi atsiradęs, jau toks big thing, ar ne, yra šiais laikais, kur galima nemokėti rašyti ne vienos eilutės kodo, bet susikurti puslapį, susikurti botą, pasidaryti kažkokią tai skaičiavimą, analizę ir taip toliau, ir taip toliau. Kas galėtų būti kitas next big thing po vibe codingo? Taip.
Čia irgi sunku pasakyti, kas galėtų būti. Čia tas pats, kaip paklausti, kas galėtų būti Next Big Thing 2005 metais. Ir kaip ir sunku. Žodžiu, jeigu aš žinočiau, tai greičiausiai aš tą dalyką ir daryčiau. Jeigu, jo, kad jo. Bet ko trūksta dirbtiniam intelektui? Ko? Rankų, iš esmės, kad jisai atliktų tos darbus, ką mes darome. Ne? Na, jeigu mes kalbame, kad dirbtinis intelektas pakeis, na, dainų kūrėjus, autorius, tarkim, programuotojus, dizainerius ir taip toliau, ko jam trūksta, kad pakeistų absoliučiai žmogų? Ko trūksta, tai dabar tai aš, žodžiu, ko mano nuomonė šiaip trūksta dirbtinio intelektų, tai kad nebūtų tos kreditų sistemos, o užtektų, kad gerai, kad ten ir daugiau susimokėta už tos video kūrimus mėnesių ir viskas. O kad pakeis žmogų, tai aš įsivaizduoju daug ko trūksta, nes dar vis tiek jam priklauso, kad pakeis žmogų priklauso, ko tu iš jo nori, bet šiaip ir emocijos trūksta, jeigu ten pakeis fizinius darbus, tai labai daug trūksta, nes yra robotai, bet dar nemasiniam naudojimui. Tai kol kas labiausiai trūksta fizinių dalykų, nes kas yra internete, tai va taip, tiesiog viskas skrenda į viršų ir baisu, nes man šiaip atrodo, kad tokia biškė net didžioji depresija ateina, kaip ten 32 metais buvo Amerikoje, kad labai daug žmonių liko be darbo ir, nes vibe coding gerai, bet jeigu tu dar moki ir programuoti, moki kodą skaityti, tai the sky is high. Nes gali ir klaidas ištaisyti, nes vibe coding viskas faina, kol nėra didelių klaidų ir smulkmenų reikia, o kai yra, tada. Mhm. Bet kaip pats įsivaizduoji, tarkim, tą ateitį tokią, tai tave gąsdina jinai? Bus įdomu, kad labai gąsdintų, tai nėra. Bet, bet aš taip įsivaizduoju, po 5 metų mes rinksimės robotą savo į namus, kuris darys valgyt, lygins, dar kažkas, va, kaip sakai, galbūt kažkam atstos partneriai ir taip toliau, ar ne? Tai iš esmės tokią ateitį matai, ar kažkur kitaip? Bet, pavyzdžiui, kaip atsirado elementariai kranas namuose atsirado, moteris irgi sakė, tai ką mes dabar veiksim, nereiks pusę dienos eiti iki upės atnešti vandens, ar ten iš šulinę naktį, arba net vairį lanką laidoj minėjau, kai traktoriai atsirado, ten apie 80-90% žmonių dirbo žemės ūkį, tai jam realiai irgi darbo nebeliko, tai tas pereinam, bet išgyveno viskas, atsiras nauji dalykai, tiesiog tas pereinamasis laikotarpis, tai... Bet tai, matai, visą laiką iki šiol būdavo, ar ne, tas atsirado traktoriai, ten tualetas namuose, ar ne, irgi buvo kai kam gal naujiena tokia, ar ne, ir visą laiką žmogus prisitaikė ir tų darbų visą laiką daugėjo, bet ar tikrai su dirbtiniu intelektu tų darbų daugėja? Na dabar, pavyzdžiui, tarkim, pats susikūrė savo darbo vietą, kuris svetainės, ar ne? Iki tol, be dirbtinio intelekto turbūt nedirbtum to darbo. Ne, kur aš? Kūrė. Bet tik dabar, na, skeilinai tą mastelį pasiekė didesnį, ar ne? Ne tai, kad didesnį, bet ką anksčiau reikdavo daryti visą dieną, dabar per 20 minučių padarai, tai toks ir daugiau atsiranda laisvo laiko tada ir ten kūrybai. Prisitaikė žmogus, nes tos robotus irgi kažkas turės valdyti, taisyti, taip toliau. Tai robotai patys save gali taisyti. Nu, kažkada taip. Turbūt, tai gal ir neliks to žmonės, bet, nesistengiu labai pesimistiškai nusteikti, plus, kad ir kaip čia viskas greit tobulėja, reikia nepamiršti, kad labai yra daug tokių kaip ir clickbaitų, taip tobulėja, bet čia kol viskas pasieks, kaip ir prieš 10 metų, kokių sakydavo, kad self-drive, tos mašinos, žodžiu, jau kad greit ateitys, bet kaip Lietuvoje, Europoje iš visgi negalima. Olandijoje jau paleido prieš keletą savaičių, jau davė leidimą Teslai, kad galėtų... Bet vienai šaliai? Taip. Bet tai čia šitas neproporcingumo principas. Su Olandai susitarė kažkaip tai. Teslai leido jau. Bet gerai, pavyzdžiui, aš mačiau irgi su Tesla atvažiavau, ten irgi yra tas self-drive'as realiai. Taip. Tai ir veikia Lietuvoje? Veikia, bet, na, rankas turi laikyti ant vairo. Bet veikia. Tai realiai, net norėčiau pamatyti. Taip noriu pamatyti, niekada nemačiau. Ką dar be svetainių bandėjai daryti, ar ne? Video turinį, tekstinius kažkokius failus, svetainės. Ką dar galima daryti su dirbtiniu intelektu? Tai realiai, žodžiu, viskas, kas yra kompiuterį, ką sugalvoju, tą ir galima. Yra, aišku, automatizacijos, bet šitas rytį man dar reikia daug mokytis, kad plačiau kalbėti realiai. Bet realiai, kur didžiausi pinigai yra, tai yra automatizacijos, čia 100%. Bet iš esmės vis tiek turi žmogus būti savo srities specialistas, kad su tuo dirbtiniu intelektu kažką tai daryti, ar ne? Nes negali būti turbūt statybininkas, kuris nieko bendro neturi su programavimu, bandyti suprogramuoti svetainę. Gali, tikrai gali. Aš šiekėjom irgi biškai prieš laidą, mano draugas yra šefas. Jisai visą gyvenimą buvo virtuvės šefas. Ir susikūrė, aš jam rekomendavau Cloudą, bet sako, man čia GPT veikia, susikūrė botą realiai Polymarkete, kuris atlieka statymus ten per
neatsimenu tikslų skaičių, bet žodžiu daug, kiek kalo tos statymus ir ten man kas patiko, nuo biudžeto procentaliai. Ten, pavyzdžiui, jeigu 10%, tai pirmas statymas iš 100 eurų bus 10 eurų, o antras jau nebe 10 bus eurų, o 9 ir taip mažėja ir gali viską nustatyti. Ir jisai, ta prasme, kodo visiškai nemoka rašyti, aš atsimenu, parodė man tą botą ir yra sukurtas dashboardas, kur ten gali pasirinkti 3 lygius, ten agresyvus stilius, žodžiu, pasirinkti lygius, pinigus, matai viską, ta prasme, va taip, kai pamačiau, galvojant, net atsimenu, tu čia kaip šefas, gal mesk tą darbą, bet dar tą botą kažkiek jis atsipirko, bet dar, kad jau taip pilnai atsisakyti darbo, tai reikia daugiau. Ko reikia, kad tapti dirbtinio intelekto specialistus? Kokiu duotum 5 patarimus? Pačioje pokalbio pradžioje kalbėjome, kaip tu pats domėjais ar ne, nuo ko pradėjai, bet jeigu dabar žmogus, kuris mus mato, tas pats statybininkas ar ne, apie kurį daug kartų minėjom, nuo ko jam pradėti, 5 arba daugiau patarimų, jeigu turi, pirmas darbas šitas, antras šitas, trečias šitas ir tada jau važiuok. Tai pirmą reiktų identifikuoti tiesiog problemą kokią. Pavyzdžiui, man trūksta pinigų. Tai pradžiai vėl grįžtam prie to, kad nueiti į kalbos modelį, bet ne tiesiog aš statybininkas, man trūksta pinigų. Aprašyti viską, ką darai, iš kokių esi seniau turės, iš kur ateina klientai, ten jeigu statybininkas greičiausiai iš rekomendacijų arba ten iš paslaugos LT. Ir aprašyti visą, kuo plačiau situaciją, kokius darbus atlieki viską ir tau duos atsakymą tiesiog. Bet čia netaps ekspertų. Tai čia pirmas žingsnis. Taip. O toliau ką reikėtų? Tada bandyti gyvendinti. Bet jeigu su statybom, tai su statybom daugiau yra būdų, jeigu kažką prie kompo nori daryti. Statybas vis tiek plytos ant plytos neuždės. O kaip aš ir pas tėvus, kas jau dobė, tai irgi ten, sakau, dirbtinis intelektas bet sakau, sėdžiu laukiu, kol dobė iškas ir kažkaip nesikasi. Bet šiaip, tai elementariai žiūrėti kursus, nes dabar kursų žiūrėjimais irgi aš tiesiog rekomenduoju kuo daugiau šnekėti. Ir kai suprasi problemą, suprasi, ką nori automatizuoti, kokį procesą pagreitinti, taip ir mokydamasis pabiškį tapsi ekspertų, aš manau, kad nėra daug pasaulio iš vis, bet, kaip sakykim, nusimanantis. Jo. Ir tada ką, pabandęs, nesigavo, kas toliau? Tai tai padaryk, kad gautųsi. Bandy tol, kol gausis, ar ne? Bet aišku, jeigu kiekvieną turbūt sritį dirbtinis intelektas gali pagerinti, bet jeigu jau ten visiškai kažkokias sritys, kur aš neįsivaizduoju, jeigu, nežinau, dirbi statybininkų, ten, nežinau, santechnikas ir tiesiog įmonėje dirbi, tai tada gal tau ir nereikia, nes tu tiesiog atidirbi ir viskas. Bet jeigu nori kažkada pakeisti darbą, išeiti, pavyzdžiui, geresnį įmonę, tai tau gali padaryti ten geresnį CV, tas pačias įmonės atfiltruoti. Aš, pavyzdžiui, kaip, ten aš įsivaizduoju vis tiek klausia, kaip uždirbsiu dirbtiniu intelektu, ten nelengvus, bet pirmosius pinigus, tai kaip aš mačiau, galima padaryti. Pasirašai Google kažkokį, nežinau, kirpyklos kirpyklos šalia manęs, tau išmeta kirpyklos, numeriai visi bus, bet ne visos turi svetainės. Tai tiesiog ir pasibandyti susikurti svetainės, to Hostingeris, Horizons. Geriausia iš tikrųjų, kad Hostingerį naudotų nes lietuviai, bet čia neprivaloma, ne visiems gal ta Lietuva taip svarbu. Arba su to pačiu Lovable susikurti svetainę, tu tą svetainę net ir pirmą kartą per porą valandų pasidarysi. Va taip paprasta. Pasidarys tą svetainę per porą valandų, paskambink kirpyklai, arba jeigu nėra numerio, nežinau, kavinė kažkokia, nuvažiuoti tą kavinę, sakykit, padariau svetainę, gali sumokėti man už 100 eurų. Ir jau, jeigu tu paskambinsi ir pasakysi, kad aš galiu padaryti, tai daug šansų, kad nesakysi. Kad sakys nereikia. Jeigu yra padaryta ir šnekėsi tiesiai su direktorium ir ten koks, gerai, 100 eurų gal netrodo labai daug, bet kaip už porą valandų darbo, tai tikrai labai... Ir patirtis kaupiama, ar ne? Jeigu 20 metų, ten esi studentas, nori uždirbti papildomą pinigų, tai tiesiog pradėk siūlyti... Tai gali būti kirpykla, valgykla, visi verslai, ar ne? Viskas, kas neturi svetainės, aš sakyčiau, čia dėl to tos svetainės nes čia mano. Jeigu jau turi daugiau žinių, tai tada, aišku, geriau eiti į įmonę ir siūlyti jam automatizuoti visus procesus, ten laiškų atrašymai, suvedimai, sąskaitų išsiuntimai. Tai čia užbėgai mano kitam klausimui, kaip uždirbti 100 eurų su dirbtiniu intelektu. Ne? Tai pats paprasčiausias būdas būtų surasti paslaugą, apie kurią klientas galbūt dar net nežino, kad jam jos reikia, ne? Ir jam ją pasiūlyti. O kaip jeigu, pavyzdžiui, būtų planas tavo uždirbti 1000, milijoną, ką darytum? Tai 1000 turbūt tą patį, o su milijonu, tai jeigu žinočiau, tai turbūt kažką gal net ir kito daryčiau dabar. Kokių idėjų?
Tai manau, žodžiu, koks ir yra mano tikslas, šiaip su to turiniu, tai, žodžiu, kad uždirbti milijoną mano situacijai, čia jau kitam gal netiks, tai pradėti turinį daryti anglų kalba visų pirma ir automatizacijos. Ką ir, žodžiu, daug mokintis, pavyzdžiui, to, kaip draugas minėjau, to polymarket boto nežinau, ar daryčiau, nes man čia toks kaip kazino vos nebiški. Ar paeis, nepaeis, o kažkokį tokį ilgalaikį sprendimą norėčiau, nes viena įmonė, kita gali padaryti ir taip toliau. Bet vis tiek kažkokiu reikia realių pavyzdžių. Kaip uždirbti milijoną su dirbtiniu intelektu? Ne, tai jeigu jau žinočiau... Mūsų podcast'o pavadinimas nelengvas milijonas. Jeigu iš tikrųjų žinočiau, tai ir jau pas turbūt būčiau. Nes man labai nepatinka, kai būna visi coacheriai, kaip uždirbti milijoną, tada nueini rekvizitus, tiksliau jie jau pasako, kaip jau uždirbo, bet nueini rekvizitus ir ten apie milijonus nieko nėra. Bet jeigu automatizacijos, tai esu galvojęs tokią idėją, kaip jau kažkas ir daro, bet kaip ir nepadaryta. O čia ir ne milijonas, čia gal ir 100 net būtų milijonas. Tai šitas skambučių botas, kaip sakykim, bet ne kad jisai pakelia skambučius, o kad jisai gali skambinti ir atsakyti klausimus ir išlėti lietuvių kalbą. Ir kai kurie jau tipo daro, bet jeigu toks kažkas normaliai padarys, viskas, nueini į Teliją, draudimų, visas didelės įmonės ir iškart, nebus, kad sustiksit iš vieno karto ir paims, bet jeigu geras sprendimas tikrai ims, viena įmonė, kitai, viskas. Tada kitas sprendimas, kaip blokuoti tokius skambučius, ar ne, jeigu skambina dirbtinis intelektas. Tai kažkada gal bus laikas, kai nepažįstamų numerių žmonės iš vis nebekels, bet, žodžiu, šitą sunku sakyti, bet kažkad viskas keisis, nežinau, kaip iš tikrųjų bus. O ką galvoji apie bitkoiną? Jisai dera su dirbtiniu intelektu, ar ne? Aš su bitkoinu turiu tokią visai gan skaudžią istoriją. Žodžiu, 2012 metais turėjau net 2 bitkoinus, bet buvo 20 litų tuo metu vertas. Ir aš už juos nusipirkau PayPal'o verifikaciją, nes buvau nepilnametis, dar Tor browserį čia toks, žinot, žodžiu, kas susiema. Na, su Darknetu kas susiema. Ir, žodžiu, Brazers account. Čia, žinai, turbūt kas yra. Ne. Tai, žodžiu, negooglinkit, bet tuo metu ten buvo didžiausias erotinio. Ir ten tuo metu, man ten, žodžiu, daug. Tuo metu tikrai buvo vertingiau negu tas bitkoinas. Ir mano buvo problema, kad aš kažkaip niekada per daug netikėjau to. Ir paskui atsimenu, tai 20. Ir draugas ten irgi porą turėjo, sako, blem, žiūrėk, būtume nepardavę vietoj 20 litų, būtų 40. Po to praėjo porą metų jau 800. Ir kažkaip turiu minimaliai nusipirkęs, bet ten kažkokių milijonų tikrai nėra. Ir kažkaip nežinau, dabar yra tokia situacija, jau dabar jau kaip ir tikinės, jau matai, kad bus internetinis auksas, bet kad normaliai uždirbti, tai reikia daug pinigų. O kad ten įmes kokių 30 000 ir lauk 2 metus, nes aš tikiu, kad sukils tai biški, gal nežinau, pasitikėjimo. Man 30 000 yra gan didelė suma vis tiek. Ir kad taip gulėtų, ir dar neaišku, gali ir sudėkti. Čia irgi. Tai visos investicijos yra rizikingos, nėra ne vienos, kuris sakytum, čia yra viskas labai gerai, nebent ten valstybės obligacijos kažkokios ten už mažus procentus. Dirbtinio intelekto valiuta galėtų būti bitkoinas arba kriptovaliutos. Kaip tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, dirbtiniam intelektui, kas yra patogiausia naudoti? Fiatinius mūsų tos pinigus, eurus, dolerius, ar būtent bitkoinus, kriptovaliutas ir panašiai? Tai čia iš tikrųjų šitą klausimą įsivaizduoju, net tu pats geriau sakytum, nes bet aš įsivaizduoju, kad bitkoinas tai gerai, čia bus kaip dabar, sakykime, auksas, bet kasdieniam pavedimam kažkokia turbūt bus kita valiuta. Dabar tas Sol labai Solana labai trendina, tai neturiu per daug, iš tikrųjų žinau, kad atsakyti, kaip čia viskas veikti. Dabar dirbtinio intelektų iš tikrųjų geriausia mano ir visų pinigai eurai, tiesiog, arba doleriai. Kreditinė kortelė, ne, geriausiai veikia. Nes ar tam dirbtiniui intelektui kažkada kažką reiks pirkti? Nes jeigu kitokio lygio, kad turės sąmonę, tai čia, baisus laikai ateina iš tikrųjų. Ir pabaigai, Viliau, kokį patarimą savo galėtum duoti, prieš 2 metus, prieš 3? Turbūt, jeigu, o būtinai, žodžiu, gal ne vieną turėčiau patarimą, bet... Kuo daugiau, to geriau. Žodžiu, biški su to, pavyzdžiui, turinio kūrimu, aš iš pat pradžių, kad ir ten gaudavau šių klientų nemažai, bet kažkaip man vis laik buvo biški for fun viskas. Ten paskui išeini į miestą, ten penktadienį atpažįsta, tipo kaip ir faina, o reikėjo viską žiūrėti kaip į verslą. Ir daryti kaip verslą, visas, pas net dabar per visas platformas, ten netoli
Nu, žodžiu, tik tokį 90 tūkstančių ten plus minus, Facebook'e 80 tai ir Instagram'e 18. O tiek daug sekėjų, o duomenų bazės tikrai ten arti 100 tūkstančių nėra. Tai reikėjo tiesiog į viską žiūrėti kaip į verslą, kuo daugiau turinio kelt, viską profesionaliau investuoti, o buvo taip, kad mano video to žiūri ten po 100 tūkstančių ir man draugai skaidavo, tai nueik į studiją, va, kaip dabar esame, nueik į studiją, kamerą normaliai, kam čia leis pinigus, jeigu ir taip žiūri, o reikėjo viską žiūrėti rimčiau. Ir dirbtinį intelektą turbūt kuo daugiau reikėjo daryti, nes, va, pavyzdžiui, kur buvau tam pačiam AI Summit vakar, tai tos Akvilė Mažolė intelekto akimis, aš buvau jos pačiose pirmose mokymuose. Ir taip sutapo, kad jie buvo šią savaitę, bet prieš 2 metus, nes išmetė storį, jie kainavo 10 eurų. Ir jinai taip nuėjo, kad dabar yra Žalgirio arenai. Tai kodėl ne aš taip, tai reikėjo tiesiog daugiau investuoti. Tai dar nevėlu iš tikrųjų tas laikas. Taip, čia viskas. Aš šitą dalyką paskui draugų ir sako, nepavydėk, aš ne kiek nulis, nes gal Akvilė irgi pamatys nulis pavydo, tiesiog, kad ant savęs pykta, kad ne tai, kad pykta, bet kažkur netokį sprendimą priėmiau. Bet gal būtum viską profesionaliai daręs, galbūt nesigavę? Tai jau, žodžiu, kas būtų, jeigu būtų, bet turbūt, kad ne iš tikrųjų, turbūt, kad būtų gavęsi, nes atvažiavau pas Studio 101, pas tą patį Marių, ten nufilmavom kiek 10-20 reelsų ir iškart ir klientai jau, ir bendravimas klientų kitos, ir klientai aukštesnį lygį, tą pačią televiziją gerai nemoka, bet vis tiek pakvietė į televiziją ir dažnai tikrai pasijautė skirtumas. Tai patartum kitam Viliui, ar ne, arba kitam žmogui, mūsų žiūrovui, ar ne, nuo pat pradžių planuoti ir daryti viską kuo profesionaliau? Žodžiu taip, bet jeigu ten pati pradžia ir, pavyzdžiui, ten koks jaunas žmogus, jisai neturės pinigų į studiją, bet jeigu ir priklauso nuo temos, geriausiai iš tikrųjų kaip daryti, jeigu leidžia finansai ir užtenka, kaip pasakysime, smegenų, tai va, kaip pas ten nuo pirmo podcast'o viskas labai idealiai išlaižyta, gražu ir, taip va, reikia daryti. Taip, savo kai žiūri, tai galvoja, galėjai ten padaryti, galėjai tą padaryti, galėjai pilvą įtraukti, galėjai ten, žinai, žandų truputį mažesnių turėti ir taip toliau. Tai daug tokių yra, kur pradeda abejoti, ar ne, bet žvelgiant į tavo lankomumą, ar ne, tai iš tikrųjų yra sėkmės atvejis, ar ne, gal taip galima būtų įvardinti? Nežinau, ar kaip labai čia daug, kažkiek sėkmės aišku yra, bet nežinau, labai daug to sėkmės, kai ten būdavo, aš tam nebedirbau tiesinėte, daug būdavo laisvo laiko, po 3 video į dieną keldavau. Ir visi iš kur tiek peržiūrų, bet tai daug, sėkmė plus darbas, čia nenoriu tų sakyti klišinių frazių, kad čia daug dirbki ten, kai norėsi sėkmės kaip porą, tada ir pasiseks, bet tiesiog reikia daryti ir mažiau galvot, daugiau daryti. Tiksliau reikia ir galvot, bet kartais geriau mažiau galvot. Čia gal labiau man šitas patarimas, bet kuo daugiau daryti. O kaip tavo auditorija skiriasi, tarkim, ar ne? Vis tik kažkaip žiūri, galvoji, kokio amžiaus, ar ne, ir jiem turinį, kuris specialiai pagal kažkokią tai amžiaus grupę, ar nekreipi tai dėmesį? Labai idealių atveju taip reiktų daryti, kad kiekvienam socialiniu tinklu vis kita auditorija, bet čia reikia labai daug laiko, labai daug komandų, nelabai daug, bet bent kokių 5 turbūt narių, kurie skriptus surašo ir taip toliau. Ir šitas Alex Harmozė, man atrodo, taip ir daro, sako, aš paskiriu ten per mėnesį savaitgalį visą ir ten nuo 8 ryto iki 10 vakaro filmuojam. Ir tada jie jau išskirsto. Ir daugiau jis ten turi taktikų, kaip iš tikrųjų, kas labai man patiko, tai kaip sako, mes darom, pavyzdžiui, laivą. Ir jau kol daro laivas, ten tuo metu žmonės darydavo, dabar gal net dirbtinis intelektas, aišku, tas jau ten 10 000 kainuoja, man generuoja reelsus tuo pat metu. Aš tos reelsus, sako, visus sukeliu ir tie, kurie reelsai paina, tada mes kitą dieną apie tai filmuojam podcastą, o tie, kurie nepaina, tų temų neliečiam. Gera mintis, ar ne, pasitikrinti pirmiausia, kas veikia ir tada gera mintis reiks pasinaudoti šitą. Ir kokie tavo planai ateičiai, ką tu žadi toliau daryti? Tai kurti turinį ir domėtis dirbtiniu intelektu ir viską. Ir dar savo linkiu užsimegoti normaliai, bet šiaip tai dabar tik dirbtinis, net iš tikrųjų socialinės tinkluose ten jau net ir tolimesnius pažįstamus jau arba atfollowinu, arba užmūtinau, kad tik būtų dirbtinis intelektas. Jokių ten juokingų video, nieko. Iš vis tik dirbtinis intelektas. Žodžiu, Viliaus neišgirsime daugiau sakančio tos garsios frazės. Galima, nenori, kad sužinotum. Kažkada reiks biški gal kokį sugrįžimą padaryti, iš tikrųjų visai. Kad atšviežinti atmintį, nes aš vienam draugui parašiau, sakau, va, kalbėsiu su Vilium apie dirbtinį intelektą. Ai, sako, žinau šitas tas, kur nenori, kad sužinotum. Tai va, tave pažįsta pagal tai. Būna, dabar iš tikrųjų, čia gal dėl to, kad to dirbtinio intelekto domiuosi, bet jau senai nebuvau taip rimčiau išėjęs į miestą, tai būdavo, kad net vardo nežino.
ir žino šitą frazę. Bet aš įsivaizduoju iš verslo srities, tai, nu, koks, nežinau, ten Tesaneto Telijos direktorių žiūri, tai nelabai turbūt rimtai atrodo, tai dėl to ir nebėra tos frazės. O dabar tokį linksmą prisiminiau istoriją, kad kaip nuo muštynių iš tikrųjų išgelbėjau. Vat visą ir šitą frazę ir turinio kūrimas. Buvom kebabinė jam ir toks ateina bičiukas, sako, kur čia tie kebabai, čia tą kebabinę sudeginsiu, iš KPZ išėjau, ką tik valgyti noriu. Ir jis kažkaip į mano draugą pažiūrėjo turką. O mano tas draugas Taikos balandis. Ir ten sako, ko čia žiūri gaidį, ten mano draugui. Ir aš jau galvoju, nu viskas, ateinu aiškintis. Ir sako, o čia kitų iš TikTok, sako, labai, sako, geri video, sako, zonai visi žiūrim. ir aš galvoju, gal čia šiaip pasakė, aš pradėjau klausinėti ir jisai, sakau, koks mėgstamiausias. Ir jis ten pradėjo vardinti, tai supratau, kad tikrai žiūri. Tai čia, nu, tiesiog, kad linksma istorija, gal neprideda daug svorio šitam visam video, bet... O būna taip, kad eini Laisvės alėją ar ten Vilnių kažkur tai senamiestį ir panašiai, kad kas nors, na, sako, ateik Vilnių, išgersim alaus. Yra buvę. Dabar sakau, jau senai nebuvau, bet yra buvę. Bet vienas, kas biškai paveikė, kažkada grįžinėjau namo, įlipu į liftą, įlipa moteris, kurią aš pirmą kartą matau ir sako, labas, Viliau. Ir aš tai, okei. Ir taip... Turgis, labas, Onutė. Nu, nežinau, Onutė, bet jo. Ir sako, o, mačiau tave per televiziją, taip toliau, tai kažkaip pirmą kartą pagalvojau, blembos to šumo gal ne taip ir faina, nes, nu, toks biškai, niekada negalvodavau, bet biškai per daug, aš niekada savo asmeninį gyvenimą per daug neviešinu, bet gal per daug nežino ir, pavyzdžiui, esu labai prieš vaikų postinimą. Anksčiau kartais keldavau brolį, nes įkeli į vaiką, va taip, sproksta visas peržiūros. Tai irgi va geras patarimas, ne, kažkokį random vaiką pafilmuoti. Nu, random tai gali tėvai, bet žodžiu, tiesiog vaikų rekomenduoju nekelt, nes ten jau nekalbant apie dirbtinio intelekto pavojus, kodėl. Taip. Bet turinio kuriem, tai taip galvojant, tai ką, aš nieko negaliu sugalvoti, kad čia brolį kelt kaip durnius. Ir nuo tada kažkaip ir baigė. Kaip tavo tėvai reaguoja į tavo profesinę veiklą? Iš pradžių gal, žodžiu, ne tik tėvai, bet vat, kas buvo, aš pradėjau daryti tos video, gal nežinau, yra tas ratas toks, kur visai galvojau, kad bus blogiau, nieks ten per daug nieko nesakydavo, bet būdavo kartais, kad ten draugai pasišaipo, kad nepasišaipo, bet per dantį pašaipo, kad o čia tiktokeris, bet tada surinkau 40 000 ir viskas baigė. O ten tas 40 pasisekė, labai greit surinkau tų sekėjų ir o čia jau tiktokeris, jau žvaigždė kažkaip labai greit baigėsi. O dėl tėvų tai iš pradžių aš iš tikrųjų niekada jų ir neklausiu, kaip jie reaguoja, bet padariau video, kur atsakinėjau heiterių komentarus, ten perskaitau komentarą ir ten reakcija. Ir buvo vienas komentaras, pavyzdžiui, tau reikia susirasti gydytojo kontaktą. Ir ten gal, bet čia ne tik, kad pats komentaras, bet gal 200 laikų. ir aš jam pasakiau, kad sakau, gal turi kokį kontaktą, gal iš tikrųjų reikia, nes jeigu 200 žmonių palaikina ir žiūri, ten tėtis man parašė, ten didžiuojam, turim kuo didžiuotis, ten tokį gal komentarą parašė, gal net buvo pirmas kartas, kai tėtis, nes mokykloje ten visko būdavo, pirmą kartą pasakė, kad didžiuojas kažkaip, bet tai kaip ir viskas gerai. Bet niekada per daug ir neklausiu. O kaip tvarkaisi su heiteriais, tarkim, būna ir privačiai turbūt parašo, ne, kažkokių tai negerų dalykų, ar ne, ir komentaruose, kaip dabar minėjai. Ar tau skaudu dėl to, ar tiesiog skūra storėja, auga? Kažkaip iš vis gal biškai pasisekė, kad aš tą turinį, kai pradėjau daryti, kiek man buvo 26 buvo metai, ne, 28. Ir jau vis tiek jau ne apie mus, sakykim, tai aš niekada per daug ir nekreipdavau. Per visą gyvenimą yra tik 2 komentarai, iš tikrųjų, biškai sunervinę. Tai vienas buvo, ten iš vis nepažįstamas žmogus, nebuvo ten labai heito, bet jisai kaip pasakė, taip ir yra gyvenime, tai biškai buvo nemalonu. O kitas buvo, ten buvau pradėjęs tas svetainės gal porą mėnesių daryti, pati buvo pradžia ir parašė žmogus, kada pradėsi kurti normalės svetainės. Ir ten kiksmaždžiai ir aš buvau, okei, susiradau jį rekvizitose, jisai 15 metų irgi daro svetainės. Ir galvojom, plemo, tai aš, sąlyginai jaunas bičiukas, bandau čia kažką įrodyti, kažką uždirbti. Ką, ant kiek tu turi blogai daryti, ar ten kad komentuot pasirandam bišą tokius dalykus. Ir, tas tikrai labai užstrigino, galvoju, kas jam negerai. Ir vakar šitą iš tikrųjų istoriją papasakau šitam Summit Indigo plenerų įkūrėjų ir jisai paklausė vardu, sakau, turbūt, kad šitas ir pasakė, kad čia ne pirmas kartas, taip toliau. Tai yra tokių žmonių. Atsakant į visus komentarus, tai net biškai džiaugiuosi, kai heitina, nes kelia peržiūros. Tai. Bet atsakinėjai tos heito komentarus, ar ne?
Su komentarais turiu irgi tokią biškį problemą, kad aš iš tikrųjų pradedu, niekada nesakinėjau, nebent jau kažko labai sudomina, atsakinėjau komentarus, kada pradedu video peržiūros mažėti, tada nežinai, kad pakels, tada pradedu sakinėti, bet šiaip labai daug laiko atima, jeigu ten 200 komentarų. Bet skaitai. Permetu akim, ta prasme, praskrolinu, kažką galiu praleisti, bet plius minus paskaitau. Bet buvo laikas, kai tik pradėjau dirbti Tik tokia. Kažkada, man atrodo, gal net ir esu siuntęs CV, žinau, kai pradėjau daryti turinį. Bet ir buvau ten su darbuotojais susitikęs, kad patarimų, online, kad duotų patarimų, nes yra ir lietuvių, kurie dirba ir taip toliau. Bet būdavo pradžiai ten, pavyzdžiui, 200 komentarų tik tokį, tai kiekvieną atrašydavau, absoliučiai kiekvieną. Net atsimenu, buvo ten kažkaip parašė, kas čia per dalykas, kad visus komentarus atsakė. O gal net ne 200, 500. Bet žodžiu, šiaip stengiuosi komentarų neatsakinėti. Ačiū, Viliau. Ačiū tau.